Tai serija 2. Welcome to Chiang Mai. Nu, turim naują stubą. Tai mes atvarėm į Chiang Mai, įsičekinam, gyvensim tokiam senam džiazo klube. Tai 100 000 miestelis, nedidelis. Žodžiu, tai einam pasivaikščioti. Atrodo viskas labai gražiai. Jis jau. Išėjom pasivaikščioti, bet iškart pradėjom tvarkyti reikalus. Tai pirmas reikalas buvo išsinuomoti motopkę, sėdi. Tada antras pasidaryti tatuiruotės. Tai užsibukinom pas tokią labai fainą moterį laikus. Ten pasiderinam dėl dizainų ir taip toliau. Ir tada trečias, eidami pamatėm, kad šiandien ketvirtadienio naktį vyksta Muay Thai kovos. Ir buvo lygtis net dviejose skirtingose lokacijose, bet pamatėm, kad vienas bus international ir international ir kažkokiam naktiniam turgui. Tai atrodė turgui Muay Thai kovas reikia padaryti. Pažiūrim. Tai apie Muay Thai, tai šiaurės Tailande, Chiang Majus irgi yra unikalus. Šiaip faitai vyksta kiekvieną dieną. Ir dar kartais net per dieną keliuose skirtingose vadinamosios stadionuose. Stadionais tai mūsų supratimu gal sunku pavadinti, bet kuriuose jo darosi. Ir žodžiai, ir Chiang Majus irgi turi savo tokį išskirtinį stilių. Nežinau, vieni vadina Muay Lana. Tai kuomis ten įsiskiria, kad ten mažiau kažkokio šou, kaip kokiam ten Bankoke, ten kovotojai nerodo emocijų, ten tokius įjungia poker face'us, beje aš ir pastebėjau, kad tas piškelį kažkoks toks atrodo su akmeniniais veideliais. Tai dar labai jo, čia yra žymus ir turbūt skaitoma viena geriausia, gal net geriausia vieta moterų Muay Thai, nes daug mokyklų, daug palaikymo yra netgi, kas reta Tailande, tai žiniasklaidos būtent čia palaikymas moterų Muay Thai. Tai, nežinau, mes pirmą vakarą kaip ėjo nebuvo iš viso merginų, tai gal atėjo tokia viena užsienietė pamušti. Bet vakar mačiau šituose plakatuose ir šiandien mačiau, kad yra daug moterų kovų, reikės nuvaryti pažiūrėti. Tai va, tai mes kaip pirmą vakarą varėm, mokėjom už bilietą 15 eurų, prie pačio ringo kainuoja 1000 batų, čia 95. Dar kažkoks yra VIP, ten bailynas ar kažkas, kur ten tu eini fotkintis, tipo, pristatai tos kovotojus, nu, kad biškė, nu, nežinau. Nu, akvardukas. Tai va. Ir pažiūrim.
Winner. Referee decision. Blue corner. Yes! 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 Yes, mūsų sričių čempionas.อะไรยังไม่ได้เก๊กเลยเนี่ย Thank you. Tai jau baigiam, liko dar 2 kovos, bet žiauriai fainai atvarai į naktinį turgų, pavalgai, masažas ir Muay Thai. Šiaip nesu aš ekspertas, bet tikrai neblogo lygio kovos. 3 nokautai lygtais buvo. Nerealu. Skaitau. Kalifornijoje merginos. Saulėtas dangus. Geras bairis, nes ta močiutė Sitankas kelia, darė rolsus ir išgirdo muziką, tipo kepia maistą. Ir nuėjo padainuot. Bravo!
gimtadienis prasideda, reikia eiti pas milicajus. Palikau prie 7-Eleven parduotuvės. Kažkaip nebuvo vietos ir nemačiau ten to raudono brūkšnio, palikau pasiparkuoti užrakinį ratą. Ir parašė, kad esu nusikaltęs šitam savo novinio miesto tvarkai. Nu tai ką, pažiūrim, kas bus. Pareigūnė nusiuntė už 2 kilometrų į kitą. Tai ką, kviečiam grabą, varom, jeigu čia yra. Gavau čekį, kasos orderį. Tai jokio streso, jokios įtampos, ten tipo paskrolino biškį, kažką telefoną pažiūrėjau, pasėdėjom. Kondicionierius veikia, tai nekaršta, tai išrašė 500 batų ar batatų. Juokauju. Tai ką, pasimokėm iš šitos situacijos, kažkaip žiūrėt, kur parkuoja. Giliai gyvenime ten daug ką daryt, bet pražiopsai. Ok, varom toliau. Man reikia greičio. Žodžiu, tai Friday, penktadieniukas. Aš ką tik suvalgiau omletę, sėmiau sulčių, kažką ten ryte pamontavau. Paaplaudinau pirmą Bankoko dosiką. Žodžiu, ir tada dar buvau šventykloje. Išeidamas iš šventyklos pamačiau, kad mano pirdos ratas surakintas. Tai pasivažinėjau po policijos stationą, susimokėjau baudą, nes lievai paparškavau. Ir dabar sukurčiu varom vieną šventyklą į kalną, tada antrą šventyklą ir tada trečią. Nu žodžiu. Parlamentą buvo raudono Marlboro. Biškio nepabragau, bet kaip kalė deguonės į smegenis. Net rybuliuot pradėjo. Tik plaučiai, aišku, kaip šito Titaniko, kai dar buvo nepaskendęs. Pamačiau iš viršus ateina čiuos. Tai tipo nepadusęs kaip šokau į viršų. Tik nuėjo.
Nu tai ir grįžom nuo kalniuko su motopirke. Kažkoks vyks, nežinau, galvojam ar tai dviračių reisas, ar bėgimą, ar ėjimą, bet visas kalnas ruošiasi kažkokiam varžybam. Katrinukas valdo ledus, kokosimus. I know, what let down. Did you? Yeah. Have you heard of like the, you know, there's that really Tai atvarėm į tą Vatfra šventyklą. 300 laiptukų užlip. Pastatyta prieš 600 metų. Ir tokia legenda, kad 14 amžiui budistų vienuoliais pamatė dramblę. Ir jam ant nugaros uždėjo kažkokią mažą skulptūrą ir relikviją Budos. Ir jį paleido. Ir tas dramblys užlipo į šitą kalną. Ir užlipęs 3 kartus trimitavo su savo straubliu ir parkrito ant šono, mirė. Ir čia šitoj vietoj pastatė. Lemas, tik nenoriu labai filmuoti, kai yra daug turistų, nes erzina. Nieko nėra blogai, aš pats esu turistas. Niekaip kitaip nesisielgiu negu jie. Tuo labiau čia Čiang Mai, kur vis tiek. Bet, nesinori, man negražu kadre. Tipo, hey guys. Tai žodžiai, dėl to ir negaliu, tipo, nufilmuoti normaliai. Gražių vietų, nes. Biškį architektūros. Toks biškį vilkokšno vaizdelis. What the hell? Wow. Čia dramblio kojos. Medinės.
Porą žodžių. Tai daugiau vaizdų iš šventyklos neturiu, nes man įsikrovė telefonas, besileidžiant nuo kalno, kaip vavaryti. Tai nusileidom nuo kalno, nuvarėm į vieną studentų turgų. Ten pavalgėm, tada grįžom namo ir varėm į kitą naktinį turgų, nes ten vykoข้าน้อยหนุ่มอีสานเป็นผู้ใหญ่บ้านที่แสนรูปหล่อมีนิสัยเจ้าชู้นิดตัวคอยมันฟิตติดเชื้อจากคุณพ่อท่านสะสมเมียไว้เสีย7-8 บ้านตามท่านให้ทันบ่อย่าอ่านบ่ท้อคอยแต่งเมียเดือนเดียวเสีย13คุณพ่อหูเข้าเลยถามลูกเอ้ยเจ้ามีเมียน้อยตั้ง13 คนแล้วพ่อหรือยังหือ คอยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ย Atvarėm vėl šiandien vakare jau į tą patį turgų ir vėl street foodas. Bet, aš esu keletą šalių buvęs, bet tokio koncentruoto turgaus unikalių maistų, jeigu taip galim pavadinti. This is mine? Yeah, okay. Nesu matęs. Tikrai ne kažkoks ten popsovas, yra birmiečių, yra ten pietų Indija, bet patys patiekalai nesidubliuoja, žiauriai pigu ir atviro turgaus idėja čia atrodo, jinai veikia, nes išeini vakare pavalgyti, jeigu ten tavo viena porcija kainuoja ten 2 eurą, tu gali ten paragauti kokius 7 mylus, 8, jeigu visas skrandis ir tik tada pajausta maisto malonumą. Jau namukuose ir simam dar kažkokių čipsų vandens gazuoto. Įspūdžių tai wow. Tai šiandien planiukas. Norėčiau nuvaryti pažiūrėti iki kokio maito džimo. Pažiūrėti biškį autentikos. Kotri darosi 2 valandą tatuškę. Aš irgi paprašiau, kad man ieškotų laiko ir sakė jo, kai tuo pačiu metu. Ir tai pasisakytam WhatsApp'u. Ir nieko neparašė. Vakar nuvariau paklausti vėl, bet tipo nebuvo tos moters, nebuvo salone, buvo sūnusios. Tai sako, jo pasakysiu, kad atrašytų, bet nichuja nieko netrašė. Tai nežinau, tai dar kartą nevarysiu. Tai va, bet jeigu atrašys iki 2, tai irgi tik ne šitoj vietoj. Čia varyt paieškoti omletą suvalgyt. Katarina dirba dabar dabartinę straipsnį. 3 kavas išgėriau, bet kažkaip, nežinau, ne kavoj čia problema, reikia pavalgyti. Važiuoju į kažkokį Boniman rajoną hipsterių. Labai fainas rytas toks. Lietuvoje tai būtų turbūt auksinės vasaros dienos rytas, nes važiuojant su mopke toks tipo lengvas visokas brizelis, kvepia tipo asfaltų ir nežinau maistu.
debesiukas vienas kitas, pūkinis. Ir jau čia nusipirkau, bet nieko, iki žodžio. Jėga visiškai, toks tipo mindfuckas biškai. Tai va, tai nuvažiuoju ir paeksplorinsim tą hipsteriną. Į restoraną Hangyang kažkokį visiškai randamų sukau korėjiečių. Susikiau patį brangiausią patiekalą jampongą už 200 pam, tai čia ne, 4-5 eurai porcija. Nesimato dydžio. Nu, bus koma. Pakomentuosim dar. Žiauriai skanu. Šrimsai musselsai, kalmarai. Dar vienas tam. Yra beikono. Žiauriai sultinys kimči. Vakar valgėm studentų turgui. Tipo, ir studentai ten daro, gamina, parduoda ir seneliai, bet ten perka daugumą studentų, nes pigu. Ir ten tikrai pigu. Mylas, vienas patiekalas, euras, nu. Max. Geras, ten ir gėles pardavinėja, augalus. Toks katų miestelis biški, bet gražiau. Mes nusileidom nuo šventyklos ir ten valėm. Jo, tokį patiekalą pusryčiam pasimti yra visiškai proto galiūno pažymėjimą galiu gauti. Bet ne aštru. Kažkaip taip kaip turi būti. Tai gal pasimti mango smoothie. Nes bus dar daugiau kalorijų. Tipo visai nieko nesuvalgysiu. Reikia pagalvoti. Reikia kažkaip, tipo, įveikti tą patiekalą, tipo, sėst. Niekur neskubu. Tas ir valandą. Bandom. Thank you. Mango. Tipo, ką norėtumėte atsigerti? Ąsotį, tipo. Mango. Bet su kokosu šitas žiauriai skanus. Reikia pakadruot kažkaip gražiai. Patrauksime.
Žinai, koks gabalas skamba galvoje. How much is the fish? Žinai, dėl ko? Nes skuterio. Aš skuteriu važinėjau. Geras. Negeras? Nu, nesu aš komikas. Nepradėsiu čia gi dėl kontento būti ne savimi. Man tai būna, šią vasarą taip pastebėjau, kad vienas su savim kalbėtis, pradedu, kaip mocu važiuoju ir kokį pusvalandį pravažiuoju. Ten jeigu kažkokia graži diena, išbent pradedu vienas savo šalmą ir šnekėt. Žiauriai keistas jausmas. Fiksuot save, žinosiu. Girdi, man oranžinis virusas. Geras kombo visiškai. Tas mango kokosas smutis ir šitas. Wow. Šio gana pasiduoda. Kiek aš skysčių galiu privalyti su įpjūksė viskas. Prisivalgiu keičio от kavos. Net akis oranžinis pasidarė. Čia tas momentinis daužimas įspūgo. Gal reikia dar padraskyti rajoną. Vienas važiuoja visai traukia tą pirdą. To iš vietos geros traukos turi. Bet šiaip emocijų kažkokių super tai nekelia, tik tas varikliukas. Karočią o pažiūrėt čia emocų tokiam rajone gyvenant būtų visai prikolas pasiimti kokį Royal Enfieldą. Belgijos rinktinė. Pateko Belgijos rinktinė į pasaulio čempionatą. Nesėkmė kažkaip.
Nu, tai ištiko komana to maisto, bet nieko, tuo praeis. Kotri baigė straipsnius, nuėjo tvarkytis nagų. Aš irgi gal einu, čia visiškai tik išeina iš viešbutuko šalia. Aš gal pirštus rankas tvarkysiu irgi. Nes kosės tvarkiau šitam Bankoke. Ir atrašė žodžiu tas tatušnikas, kad antrą ateit. Tai susitvarkau figerius ir einu. Tai einu, turiu pasitvarkyti tą nagą, nes girdėjau, kad kažkas prie durų jau krapštėsi, tai atėjo tvarkyti kambario. Viena akis norėjo miegot, ten akis norėjo matyti, tai jei ne jį, tai taip ir būčiau užsvarstykliavęs. O kai sakiau, kad čia visiškai šalia, tai jo, nes va, jau atėjau. Tai prikolas, kad man darys vyras ir žmona. Pie. Ko? Adat. Manęs kaip ima kraują. Sako, nebijo kalyti. Tada pasikeliu šitą rankovę ir sako, oi. Lol. Ir po to sakai, leidžia, sako, nebijo tadas. Ai, jūs nebijotės. Jūs iš tų, kad nebijo.บ้านเห็นมีคนกำลังทำงานอยู่แม่ทำงานพ่อทำงานถ่ายวิดีโอนะ Tai pasidarėm taksus, 3 valandas kokias paskutinės, tai reikėjo gerai pakentėti, bet žiūri kruopščiai darė tokie vyresni, vyras ir žmona, nu, šeima, tai žiauriai fainai buvo. Patrynai iš viso juvelyriškai padarė, ten galėtų į kokį tatų konventą varyti, kaip krizinis darbas. Tai va, padarė ir varėm, neatspėsit kur, bet varėm į turgų. Tai turgus čia vieną dieną būna vienur vienas, kitur kitas, toksai slenkantis turgus gyvūnas. Ir nuvarėm į turgų, namo ir... Skambinkit policijai. Grojantis fontanai. Žuvis šimtai
Dubajui salotas su žuvies padažu, dešrelės. Ir vėl ta pati daina. Galėsiu pavadinti, kaip pavadino šitos Franienės mama. Pavargęs. Labai storas. Šiaip. Taigi, pagėrėm kavos, biškį pamontavom. Ir paskutinę dieną Čiangmajui. Nu tai grįšim dar, bet esmė, kad paskutinė gal šiam viešbutį. Ir planas toks, rytoj varyti į neištariu, parašysiu į lūpą tą 600 km 4 dienom. Bet man reikia geresnio motocikliuko. Reikia, kad būtų daiktams įsidėti begas, kad būtų biški galingesnis. Gal imsiu tą Honda EDV 3PM. Jisai adventure tipo skuteris. Ir šitą reikia atiduoti. Rytoj ryte noriu atiduoti, užkeisti žodžiu, bet iš šitų, kur nuomavau, tai jie neturi. Taip, tokio motorolerio, kokio noriu. Imčiau mocą, bet ten yra tas lūpas 1800 kažkiek posūkių. Tai nežinau, ar aš noriu ten treniruotą delną ant sankabos, gal ne. Pažiūrėsiu. Ir reikia susirasti topkę, nusimti kešo. Tiek. Ai, dar pamiršau. Tai žodžiu, norės visai pasifilmuoti tam lūpę. Bet kadangi telefonę naudosiu Waze, tai negalėsiu filmuoti. Tai reikia karočių gauti ir GoPro kamerą. Tipo jau iki to dasigyvenam kaip debilas ant šalmo klijuotis. Ne, gal norėtum ant šalmo kaip nors kitaip. Ir nesuselfis tikro, nežinau. Gal yra koks variantas. Gal prisisekti čia. Ką? Jo, čia gal vartė čia prisisekti. Tai reikia sinuo. Pirmą vietą nesėkmingai net rytoj. Bandom ieškoti šiek sekmadienį, bet gal kaip nors. Tai negavau, per 5 vietas važiavau, užklupinti vėliau arba neturi, arba ten dar ne paskutinį, bet ir toj vietoj nuvariau, sako, gal turėsim, sakau, ką reiškia gal, sako, gal turėsim, tai man tas gal, tai nežinau. Gal šitas vyras šovė, gal Gaidjurgis. Tai neatsakymas. Nu, bet nieko nepadarysi, laukiam rytojaus, varysiu 8 ryto, būti pirmas, prie 5-8 būti pirmas ir bandysiu gauti. Tai varom, pasiimu Kotryną, varom kavos. Atvarėm į tokią kavinę, Ristreta vadinasi, ir
Jos įkūrėjas yra toks Arnon kažkoks pavardė ir jisai yra dabar šiuo metu 13 geriausias barista pasaulyje. Ten laimėjęs pasaulio latte čempionatą, dar kažką. Nemažai ten tų awardų. Aš nežinau, kokio lygio tie awardai. Bet paprasta kavinė. Užsisakėm šaltų ristreto kažkokių. Ir vašų. Katinukai. Ai, čia žvėriukai. Taip. Tai mes dabar filmuoji. Mes už 2 kavas, tokias receptinės, 3 patiekaliukus. Sumokėt kažkas tik 12 eurų. Lietuvoje būtų kažkur kem. Ar ne? Ne, gal ne. Nu, tarkim, visi vakariai po 6 arba 7. Kavos po kokių 6. Tavo šitas tikrai 7 kainuotų. Taip. Kavos po 6. Nu, tokios pat jau po 6. Gal tavo 5, man Nu. 6. 11. 3 eurų. Ir tai kaip nieko. Supranti, kad atsidūrė jau kitam kitoj pasaulio pusėje, čia dar būtų galima daug ką pamatyti, toks biškai neaišku, ką rinktis iš tų šalių. Nu. Ar Filipinus, ar Malaziją, ar Laosą, ar Kambodžą. Taip pavalgėm, skėrėm kavos, varėm iki Krioklio. Važiuodami iki Krioklio nugrybavau, nes kažkur pasukau, ten kažkoks karinis objektas buvo, tai ne pravažiuoti, tai tada ten važiavom per kažkokį kaimą ir radom neturistinę. Man atrodo, kad man dabar kol kas iš kiek šventyklų buvau labiausiai patiko. Vat, ir kaip visada neištariu. Tai nuvarėm ten ir praleidom tikrai labai tokį smagų, labai kažkokį įdomų jausmą. Pažiūrėm.
Katrina rado šunį. Tokį vienuolyną, kuris yra jau miške. Ir yra ta miško tradicija, kaip protestas prieš miestų vienuolynus, kurie tipo patapo per patogus. Ir atsieja tokie jau griežtesnių biški dalykų laikosi. Ir jie tą budizmą praktiškai pripažįsta. Mano draugas. Ir čia verčiasi agrokultūra, sutikom karvutės, puoselėja bendruomenės, agrokultūra, ūkis ir taip toliau ir taip toliau. Žiauriai gražu ir pagaliau nei vieno turistų. Čia gyvena vienuoliai, paprastai. Visiškai paprastai. Nu ir tada sukom rankeną ir varėm krioklius.บอกว่าอยู่บ้านนอกดีแน่ๆตื่นเช้าฟังตะเว่ากะแวนร้องโอ้ระดกนกขุนทองมันร้องกันเซ็งแซ่แดดร้อนก็หลบไปนอนร่มใจนุนโคนไม้ไฟข้าห้างนอนแคร่ลมคอยเฉยพัดเรื่อยมาไม่หยุดอากาศบริสุทธิ์ไม่ต้องไปมุดห้องแอร์ว่าอยู่บ้านนอกดีแน่ๆเหงื่อไหลย้อยไม่ต้องคอยน้ำประปาเราก็นุ่งผ้าเข้ามาทะลาลงไปแช่น้ำลำประโดงไม่ขี้โกงเหมือนน้ำก๊อกไหลจอกหลอกให้คอยยำแย่คนบ้านนอกไม่ค่อยหลอกกินฟรีไหว้วานอะไรทีก็ช่วยกันดีแท้Maudžiau. Nėra, kad šalta būtų, bet gaivu. Jau savo kartoju, kad daugiau nenaudotim tų epitetų žiauriai gražu, tai taip ir nedarysiu. Bet biškį paliečia ta gamta. Tai vežu dabar į Pakroklę Katrinai vieną vietą padaryti siurprizą. Come here. This way. Yeah, and then turn. Right. Okay. Duok. Ne. Jadi. Give us scorpions. Duok, mažylė, duok. Nes mažylė, taigi nežaist. Kąsiai jeigu neduos. Duos tau ant peties. Bijau.
Kaip jausmelis. Blogas. You the hand like Duok this. rankas, nieko nedaro, mažylė. Not bite. No, Come on, then you can photo. I don't know. Yeah. I'm okay. You have a lot of tattoo. Scared. Visai nieko. Kaip katinukas su nagais. Pažiūrėk, padubėjai pažiūrėti. Aš paskui video pažiūrėsiu. Spoju, my love. Thank you. Kapun kap. Kapun kap. Kaip... Gražu. Smaugia tave. Aš nebenoriu nieko iš gyvasios odos. Jokių printų, nieko, niekada. Labai atsiprašau. Už viską. Tau ateina bučiuoti. Hey. Please take. Tipo siurprizą namo. Mūsų gatvėje belia kokio dydžio turgus, tikrai žiauriai didelis. Buvo ir vyko iki vidurnakčio ir pas mus viešbutį vyko džiazo koncas. Irgi iki vidurnakčio tai biškėsi dalyvavom ir varėm miegot. Mano Neda, Malonuvičiūtė.